Mūsų grafikas, jis nesikeičia, nežiūrint į tai, kad, kaip žinote, praeitų metų pabaigoje, kada konkursas vyko atrankos strateginio investuotojo, baigėsi netikėtų Korėjos Kepko dokumentas ėmimu, kas buvo mums visiškas šokas iš tiesų. Priežasčių iki galo taip ir neaišku, taip paprastai tokio lygio kompanijos nesielgia, slypi atsakymas kur kas giliau negu techniniai kažkokie dalykai ar vien tik menedžmento įmonės nuomonė. Tikrai gali spėlionių įvairių turėti ten ir matyti, kokie sutapę įvykiai buvo tuo met, kada lapkričio mėnesį tai vyko. Tai iš tikrųjų buvo sunkus ir mum momentas, ir be abejo ir ministerijai, ir vyriausybei dėl šio projekto, todėl, kaip žinot, kad šitas projektas iš esmės yra toks lakmusinis mūsų visos ir, sakyčiau, visos valstybės klausimas, todėl, kad tokio projekto dydžio nebuvo ir jeigu jis bus, tai nebus buvę ilgą laiką, o jeigu nebus, tada nebusim išnaudoję galimybę, kad galėtų toks būti. Tikslas yra turėti apie 20 metus bloką, kuris pradeda veikti. Šiaip siūlytojai sutelpa į šitą grafiką nuo šiandien dienos, nuo 11 metų, trūksta vienetuko. Tam reikalui mes turime, kaip ir dabar spaudoje buvo minėta, per vasarą, manau, kitą mėnesį atsirinkti vieną iš tų dviejų tiekėjų, Hitachi arba Westinghouse. Po to prasidės konkretus projektų dėliojimas iki, aišku, mes norėtume ilgiau laiko, bet turbūt politiškai bus labai sunku, žinant, kad kitais metais rinkimai yra ir rinkimai prasidės šį rudenį. Kada biudžetą pradės svarstyti, tai bus labai aišku, kaip čia viskas dėliojas kitiems metams. Turbūt reikės bet kokiu atveju, bet kokiu kainą mums koncesijos sutarti su visais regioniais partneriais ir su strateginiu investuotoju, kas yra, įsivaizduokit, 5 šalis, kurios dalyvauja projektą, turi susitarti dėl savo dalių ir dėl sąlygų ir visų kitų dalykų. Bet apie tai galėsim vėliau pašnekėti. Ir be abejo, labai svarbus dalykai yra priešprojektiniai darbai, kurie beje yra praktiškai dauguma jų atliktų. Toliau aš paminėsiu, kaip tai buvo daroma. Visas statybų procesas turi prasidėti apie 13 metų gale, 14 metais, 15. Ir jeigu viskas tvarkoj, pagal dabartinės technologijas susumuoju, turime statybos technologijas, statybos telpa panašiai 5-6 metų laikotarpį, priklausomai nuo reaktoriaus ir technologijos pasirinkimo. Šiaip infrastruktūra pati prie Ignalinos atominės yra tinkanti įvairiems gamintojams, yra visa tikrinta, praktiškai visos kompanijos pasaulyje, kurios yra, kiek gamintojų praktiškai visi įsivaizduoja, ant pirštų skaičiuojama, yra Rusija, Kinija, Korėja, Japonija, Amerika, Prancūzija, ar ne, ką dar pamiršau, turbūt nieko. Taip kad, Kanada, atsiprašau, Kanada. Taip kad 7-8 gamintojai, jie visi yra tikrai buvę, susipažinę labai gerai su ta aplinka visa. Visiems aikštelė tinka ir poveikio aplinkai studija buvo atlikta būtent tam reikalui. Aš čia turiu kelias skaidres, kurios iš esmės yra tos liktos pačios, tik tai matote eilutės kitokios. Tai yra visi darbai, kurie buvo atlikti iki šiol. Čia yra tarptautiniai standartai, reiškia TATENOS, Tarptautinės atominės energetikos agentūros, IAEA angliškai, rekomendacijos, ką turėtų valstybė, kuri vysto naują atominį projektą, padaryti. Tai yra panašiai 30 sričių. Šičia nuo nacionalinės pačios pozicijos, tai yra strategijos suformavimo, branduolinės saugos, be abejonės, visos sutartys turi būti, konvencijos pasirašytos, dalyviai praktiškai visų organizacijų, antraip kitos šalis nesutiks, valdyme numatyti, kas turi būti, reguliavimo, finansavimas irgi apgalvotas, teisinė aplinka. Pas mus pirma gairė tai kas yra apskritai būtina padaryta, paskui antras jau yra
yra, ką valstybė daro konkrečiai. Ta prasme, čia turi būti išeitinės sąlygos arba programa minimum, kad valstybė turėtų. Ir po to yra kitos priemonės ir trečia fazė ateina, kada yra gamintojas. Kada, turiu menį, tas statytojas, su kuriuo tu pradedėjai. Ir pas mus reikia pasakyti, kad labai svarbus dalykai yra. Tai poveikio aplinkai vertinimo studija 9 metais atlikta, tik šiemet, įsivaizduokit, dar po 2 metų Tatena misija praėjusiais metais atsiuntusi padarė ataskaitą, kuri yra apie 1000 puslapių, kad taip aikštelės atitikimas yra, sakykime, atitinkantis, aikštelė tinka pagal tarptautinius standartus. Tai yra tikrai labai nelengvas darbas, tą visi supranta, kurie iš tikrųjų supranta. Ir dabar, kada kalbam apie mūsų kaimynų statybas, tai be abejo, tokiose valstybėse ten ypatingų kažkokių leidimų nereikia, nes griovį gali pradėti kasti ir be plano, jeigu norit, arba lyginti aikštelę, taip kaip panašiai ten įvyksta. Praktiškai, jeigu pastebėsit, kada yra paleisti pirmieji pranešimai apie Baltijską elektrinę arba Sraviecą, yra idealiai sutampantis atsitikimai su Visagino projektų sėkme kažkokia. Visų pirma, kaip buvo atrinktas Rothschild kaip konsultantas šitam projektui po konkurso, tada jau labai garsiai buvo apie Baltijską pradėta šnekėti. Kad jie turėjo kažkur planuose anksčiau, tai taip, bet kad taip staigiai padaryta ir toliau darbai prasidėtų nebuvo. Aišku, čia yra politinis didelis spaudimas, be abejonės, kaip žino dabar irgi Peterburge, kada čia šiom dienom vyksta Baltijskoje svarstymas, tarptautiniam lygmenį, buvom ir mes kvesti, bet mes neturim ypatingai ten ką veikti. Yra Rosatomas, kuris irgi įmonė tokia pat kaip ir mes, tik tai mes kitokie, reiškia, jie turi be abejo savo pramonę didelę tam reikalui, organizuoja dalyką, tai ne valstybinis kažkoks renginys, tai yra įmonės renginys, į kurį mes ypatingai nei poreikia turėjom būti, nei ypatingai norom. Taip kad mūsų tie visi darbai pagrindė yra atlikti ir šitą atliktą darbą labai gerai vertina investuotojai. Trumpas klausimas. Kodėl tik KTU išliko nacionalinės branduolinės energetikos specialistų rengimo programa? Kur? Va šitas antras stulpelis. Žmogiškų išteklių vystymasis ir energetikos specialistų rengimo programa KTU. Universiteto... Skaitykit, kas padaryta. Čia buvo taip praktai, buvo vien tik tai Šiluminės katedros pas Gylį studentai rengiami. Jūs esate čia. Nes studentų pas mus 5 kartus. Ne. Mes esam šitoj daly. Čia mes kas buvom pačioj pradžioje. Dėl ko, sako, mes šitą turėjom užpildyti visų pirma, kad taptumėm galintys eiti į antrą fazę. Dabar čia jau konkrečiai pasirinkus technologiją, tada pildas 3 stulpelis, kuris vėlgi atitinka praktiškai per visas linijas, turėsim toliau, kai kurios ten nebūtinai bus reikalinga padaryti. Specialistų mes turime tikrai 3 vietose ir ką dar noriu pasidžiaugti, turim pakankamai nemažai pasaulį, dirbančių labai geram lygyje, tiek Kanadai, tiek Japonijoje, beje, irgi buvo, tiek čia Europai ir Amerikoje žmonių, kuriuos turbūt turėsim galimybę pasikviesti, jeigu toks projektas prasidės. Todėl, kad žmonių tikrai reikės, čia yra daugmaž poreikiai įvertinti, kurie būtų reikalingi. Pasirengimo etape tai nėra daug, nėra ypatingai daug, praktiškai šiandien Vajas komanda yra 28 žmonės mes esame, ne? Tai kažkur, ar 30 galbūt, nes keletas naujų yra priimta 30 žmonių, kurie yra praktiškai projektų vadovai pagal tas linijas, kurios čia buvo išvardintos veiklos. Susijęs su aikštelės, su teisės dalykais ir yra be abejo ir pačių branduolistų, kurie mokslus baigė ir dirbė, atominiai yra žmonės, jų reikės ir paskui jų tikrai daugės kiekvienu atveju, kada mes dabar
šiuo metu panašiai esam. Čia yra 25-30, apie 40. Dar papildomai reikės technologijos šito visos, taip sakant, kada atrinksim vieną iš siūlytojų, to strateginio investuotojo, tuomet reikės daug darbo atlikti iš mūsų pusės pagal tą technologiją parengti to, ko reikia mums Lietuvai pasiruošti. Ar aikšteliai, ar apskritai, sakykime, kažkokiem tai reguliacijos dokumentai ir panašiai. Ir paskui, kada vertinimas pats vyks, tai jau matot, yra kiekiai apie netoli 100 žmonių, iš tikrųjų labai svarbu. Ir dabar pagal eigą šiuo metu statybos piko metu apie 5000 žmonių reikalingi. Dabar projekto eigos aš irgi pasakiau, tai visi etapai sudėlioti, tie darbai parengiamiai praktiškai visi baigti, dokumentuoti ir pripažinti tų organizacijų, kurios turi būti. Dabar dar nepaminėjau mūsų reguliacinis paketas, tai yra VTSI galios, VTSI atsakomybės ir taip toliau yra susistemintas gana gerai. 13 įstatymo paketas yra šiandien Seime. Rytoj ir antradienį turėtų būti galutinai priimta. Užtruko tai nedaug nemažai 3 metus. Tai, sakau, visi darbai labai daug darbo reikalauja. Dabar yra atskirtos funkcijos pakankamai gerai, radiacinės saugos centras ir VTSI. VTSI atsakinga už branduolinio objekto visus radiacinius dalykus. Taip kad būsimajam statytojui, šitą įmonę, kuri bus Project Construction, o Project Company kažkokia, tai reikės bendrauti su vienu reguliatoriu. Todėl, kad reguliacinės problemos ir apskritai politinė aplinka šitam projektui, bet kuriam atominiam projektui yra labai pavojinga. Tas labai gerai pasimatė labai pragmatiškai šaly Suomijoje. Kaip žinot, Olkiluoto 3 blokas yra vėluojantis gan stipriai blokas. Visas, reiškia, virš biudžetinės išlaidos pasidariusios labai yra didelės, bet vis tiek jie sako, kad jiems dar ekonomiškai apsimokantis projektas. Beje, modelis pats ekonominis šito projekto yra sumestinis, taip vadinamas Mankalos modelis, kada visos dalyvaujančios šalis investuotojai investuoja savo turto dalį ir pasiema proporcingai savo akcijų dalim pagamintą elektrą. Jeigu dėl kažkokių priežasčių negaminama elektra, niekas negauna savo dalies. Arba prastova dėl kažko, tai kiekvienai rizikuoja savo kapitalu tą, ką investavo. Taip kad visi labai yra suinteresuoti, kad viskas veiktų taip, kaip turi būti. Ir tai yra viena iš gerųjų pusių. Kaip sakiau, to projekto, aš kur stiprybę matau, tai yra tarptautiškumas, beje, dėl skaidros pačios visų veiksmų, pirkimų ir panašių dalykų tikrai galima tikėtis, kad mes turim galimybę turėti Lietuvoje tokią įmonę, kurios nebus lengva apkaltinti, kad kažkas yra daroma negerai, nes bus 5 akys, kurias tai žiūrės. Ir su 5 yra, jeigu po 1, 10 turėtų žiūrėti, ar ne?